Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną kalbam apie retrogradinę Venerą. Gal šiek tiek ir pavėluotai, bet kadangi tų klausimų labai daug užduodate, tai nusprendžiau vis tik įrašyti, nors ta Venera bus pakankamai trumpai iki balandžio realiai vidurio. Taigi, bet reiškia, koks poveikis tos retrogradinės Veneros? Bus žuvų ženkle. Ir mes žinom, kad reiškia, tai gali užgauti ir mūsų jausmus, asmeninio gyvenimą ir daug dalykų, tokių ir net dvasinių mūsų gyvenimo aspektų. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiuo periodu geriau nepradėti jokių naujų meilių. Bendrai, kadangi užtemimų koridorius, tai jau nieko naujo nepradedame, bet būtent retrogradinė Venera neduoda perspektyvių santykių, jeigu jūs galvojate apie ilgalaikę santuoką, apie ilgalaikius ryšius. Taip, trumpiems, beprotiškiams santykiams truputėlį susitikti, pasimylėti yra gerai, bet neilgiau. Ir be to, jeigu ir santuoka sudaryta tokiu periodu, jinai dažniausiai neturi perspektyvų būti nugyventa iki senatvės. Tai vis tiek yra ypatingai didelė skyrybų galimybė. Todėl, jeigu galima nesituokti tuo periodu, irgi geriau nesituokti. Na, bet jeigu jau susituokėt, tai reikia žiūrėti aspektus asmeninio horoskopo ir tada, reiškia, mėginti gerinti tą situaciją. Ten yra maldos ritualai visokie ir kiti dalykai, kurie gali suminkštinti tą neigiamą Veneros įtaką. Taigi, brangieji, dabar reiškia, kas susijęs su naujais santykiais. Na, nauji santykiai turėtų būti atidėti iki balandžio 15-16 dienos, aš pastoviai tą biškutį užmetu kelias dienas tam, kad jau būtų iš tikrųjų. Ir jeigu tikrai matote, kad vienas kitam simpatizuojate, o esate abudu vieniši ir tikrai galėtų iš to išsivystyti labai gražus toks duetas, tai nebijokite, tiesiog laikykite per atstumą vienas nuo kito, reiškia, laikykite vienas kitą per atstumą, nesueikite į jokius, reiškia, rimtesnius santykius, užtenka gal vieną, kokią žinutę labai tokią valdišką nusiųsti ir palikti, tiesiog informuoti tą žmogų, kad jūs aktyvuosite tą ryšį, draugystę lygiai po, pavyzdžiui, po balandžio 16 dienos. Tai va, dabar kitas labai svarbus tokios Veneros retrogradinės poveikis gali būti susijęs su tuo, kad pas jūs grįž kažkokie buvę meilužiai, mylimieji, žmonos, vyrai, sugyventiniai, ten visokie ten, partneriai verslo daleiskim ir taip toliau, su kuriais kažkada turėjote ryšį ir jisai dėl kažkokių tai priežasčių nutrūko. Bet matyt, dar yra kažkokios tai karminės skolos, uodegos ir nenutraukta iki galo tie santykiai, todėl grįžo žmonės, kad jūs išsiaiškintumėte, susidėliotumėte viską į lentynėles. Taigi šitas dalykas irgi labai svarbus, atkreipkite dėmesį ir jeigu tokie žmonės pasirodė jūsų gyvenime iki balandžio vidurio, tai suteikite šansą, reiškia, jiems išsakyti savo nuomonę ar, pasiūlymus, variantus, gal net paimkite dovanas. Nes iš tikrųjų šitas periodas yra mainai šitam periode energetiniai yra labai svarbu. Ir ne tik tai piniginė išraiška, bet dovanos, emocijos ir daug kitų dalykų. Na, nebent taip apibūdina tą periodą Džiotišo žinovai. Tai va, dabar norėjau pasakyti, kad šitas periodas yra taip pat palankus atnaujinti kažkokiem tai santykiam, ne tik tai meilėje, bet ir versle. Tad jeigu kažkada tai dėl kažkokių dalykų atsitiko nesusikalbėjimas, gal baigėt kažkokį tai projektą, bet laimingai baigėt, padėjote taškus ir staiga vėl ateina buvęs verslo partneris, su kuriuo jau turėjote malonius ryšius, tai vėlgi galite tai atnaujinti, bet pradėti bendradarbiauti, kaip sakiau, tik balandžio viduryje. Dabar tęsiant apie verslą,
tai nereikėtų vėlgi investuoti didelių sumų, iš vis jokio investavimo, tik tai susigrąžinimas senų skolų iki pat balandžio 15. O jau jeigu yra pateiktos jums kažkokios sąskaitos apmokėjimui, geriau tai daryti po balandžio 15, kai jau bus viskas tikrai aprimę ir bus tam tikrai palankus dalykai. Dabar taip pat gali prašyti jūsų artimieji, kaip sakiau, ten bus kažkokių karminių tokių susidūrimų. Pavyzdžiui, skambina jums brolis, sesuo, ten teta, dėdė, prašo paskolinti pinigų. Pasakykit labai kategoriškai, kad jūs neskolinsite, nebent nuo balandžio 15. Tai va, taip, nes Venera taip pat yra ir pinigai, žinokite, ne tik tai meilė. Taigi lygiai taip pat ir pačiam mirtinai reikia, jūs nesiskolinate, šventai laukiate tos balandžio vidurio, tol, kol viskas susidėlios ir jau bus nebepavojinga skolintis, nes nei tam žmogui pasiskolinus bus gerai, nei jum paskolinus bus gerai. Tai jis matyt gali ir bankrutuoti, ir kažkas atsitikti, netiduoti jums skolos. Ir atvirkščiai, jeigu jūs pasiskolinote, irgi jūs galite negalėti išmokėti skolos, sueiti konfliktą ir būti tokios uodegos, vėl iš naujo užsiveda karminis ratas kažkoks. Tai va, taigi taip pat perspėjimas reiškia dėl pinigų. Dabar įdomu yra labai tai, kad daugiausia mes žiūrime tą reversinę, retrogradinę Venerą kaip į tokį negatyvą, bet iš tikrųjų yra labai nuostabių dalykų. Tai yra puikus metas, tiesiog nuostabus metas atsikratyti ligų, lygelių. Taigi, jeigu tuo periodu jums aktyvėjo kokia liga, nepergyvenkit. Bus proga ją tiesiog išnaikinti, išveisti ir pasitraukti nuo tos ligos, kaip reiškia dabar tie visi užtemimai, tai iki pat 29 dienos labai palanku ir net vėliau, kadangi atbulinė yra, reiškia, retrogradinė Venera, tai galima teikti, kad iki pat balandžio vidurio labai palanku gydytis, išgydyti ir didesnė tikimybė, kad išgysite šį kartą iki galo. Todėl dar kartą sakau, nepergyvenkite, jeigu susirgote. Nes jeigu jūs normaliai, reiškia, dabar atsirgsit, pasigydysit visam gyvenimui. Taip, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tarp kitko, tie, kurie, pavyzdžiui, net jeigu gripu susirgsit šią savaitę, irgi gerai, reiškia, po to labai daug metų nesirgsite jokiom peršalimo ligom. Na ir taip pat dar kitas aspektas yra tikrai nuostabus, kurį galite drąsiai praktikuoti visą tą laiką iki pat balandžio 15, nes tai bus ypatingai lengva padaryti. Tai yra atsikratyti žalingų įpročių. Tame tarpe ir viršsvario, nes viršsvaris vis tiek yra priskaičiuojamas prie žalingų įpročių, prie persivalgymo ir saiko neturėjimo, tiksliau sakant. Taigi, jeigu nusprendėte mesti rūkyti, gerti ar narkotizuotis, ar galų gale sėdite prie kompiuterio ir žiūrite kokius ten bajevykius filmus, ten be ko negalite apsieiti, labai geras laikas to atsikratyti. Nes jūs žinote, kad bet koks kraštutinumas pritraukia kitą kraštutinumą. Todėl, reiškia, jūs tampate vergais. Ir vergais savo įpročių ir jūsų sąmonė formuojasi tik tie centrai smegenyse, kurie tenkina šitą jūsų poreikį. Ir jau kūrybinio aspekto nebelieka ir jūs tampate priklausomi, kaip ir įvardintos tos ligos, priklausomybės. Lygiai tas pats yra ir su valgymu arba lieknėjimu. Taigi, jeigu norite numesti svorį, ir aš tikrai žinau, kad daug žmonių ir vyrų, ir moterų nori vasarai biškutį sulieknėti, išgražėti, tai irgi šiuo periodu tiesiog nuo vakar drąsiai galite, juokauju nuo vakar jau kelios savaitės, bet reiškia, tiesiog šiuo momentu jau galima tai daryti ir susidaryti kažkokį tai planelį, kurio dėka jūs mėginsite pakeisti savo mitybos įpročius. Bet aš iš savo patirties žinokit, geriausia yra dieta nevalgyti. Nevalgyti po 5, po 6. Ir tikrai bus labai geri rezultatai. Ir aišku, kartą savaitėje išvis nevalgyti.
Tai va, tai jeigu parą išlaikysite ir po to nuo 5 nevalgysite ir aišku, jokio cukraus ten, o pakeisite į kitus saldiklius, ten stevijos žolę, į ksilitą, medų, tai tikrai problemų gyvenime neturėsite. Taigi, aš jums linkiu sveikatos, laimės, džiugesio, geros nuotaikos, labai labai daug meilės, pinigų ir viso ko, apie ką svajojate. Taigi, myliu, iki kitos savaitės, palaikykite mus, prašau. Iki.